Serialui Seksas ir miestas jau 28 metai. Pirmoji kultinio serialo serija buvo parodyta 1998 metais. Vasarą. Ir nuo tada milijonai žiūrovų visame pasaulyje įsimylėjo 4 visiškai skirtingas moteris. Beje, jeigu žiūrėtume astrologiškai, pats serialas gimė po 2 ženklų. Ir man atrodo tai labai simboliška. Tiek skirtingų charakterių, tiek skirtingų požiūrių į meilę, santykius ir gyvenimą vienoje istorijoje. Būtent todėl man taip patinka analizuoti šio serialo herojus. Per jas galima labai aiškiai parodyti, kaip pasireiškia skirtingi zodiako ženklai, jų stipriausios pusės, šešėliai ir gyvenimo pamokas. Sveiki, aš esu Aleksandra, astrologė, numerologė, padedu žmonėms geriau suprasti save, savo charakterį, santykius ir gyvenimo kryptį per gimimo datą. Šiame kanale dalinuosi astrologijos ir numerologijos įžvalgomis paprastai, suprantamai ir su trupučiu humoro. Taip pat konsultuoju, vedu mokymus ir organizuoju astro renginius. Jeigu dar nematėt mano profilėje, jau jūs galite rasti Samantos analizę, o šiandien pakalbėkim apie Šarlotę. Prieš kelias dienas klausiau savo sekėjų, kuris zodiako ženklas geriausiai apibūdina Šarlotę iš serialo Seksas ir miestas. Variantų buvo tikrai daug, nuo vėžio iki mergelės ir net vandenio. O dabar metas atskleisti atsakymą pagal mano analizę. Šarlotė yra klasikinės svarstyklis. Ir štai kodėl. Kodėl ji ne vėžys? Taip, jis svajoja apie šeimą, vaikus, jaukius namus, tačiau vėžys pirmiausia rinktųsi šeimą, net jei dėl to tektų nekreipti dėmesio į kitų nuomonę. O Šarlotei labai svarbu, kad viskas atrodo iš šalies. Tobulas santuoka, statusas ir visuomenės pritarimas. Svarstykliams išorinis įvaizdis dažnai būna nemažiau svarbus nei vidiniai jausmai. Kodėl ji ne mergelė? Perfekcionistė ir darbo žmogus. Šarlotė mėgsta tvarką, tačiau jos pagrindinis variklis nėra darbas ar analizė. Jai svarbiausia santykiai, grožis ir harmonijos įspūdis. Jos perfekcionizmas labiau socialinis nei buitinis. Kodėl ji ne vandenis? Vandenis laužo taisyklės, nekreipia dėmesio į stereotipus ir gyvena pagal savo taisyklės. O Šarlotė priešingai, tiki tradicijomis. Vyras turi būti sėkmingas ir statusą turintis, o žmona graži ir patogi. Ji visiška vandenio priešingybė. Kodėl vis dėlto svarstyklės? Didžiausias Šarlotės bruožas – gebėjimas prisitaikyti. Ji nuolat taikosi prie kitų. Dėl vyro priėmė judaizmą, dėl svajonės apie idealią šeimą ilgai kentė santykius, kurie jai neteikia laimės. Ji bijo būti nepatogi ir vengia konfliktų. Svarstyklės dažnai stengiasi išsaugoti gražų santykių fasadą, net jei viduje jau seniai kažkas griuvo. Tai klasikinė svarstyklių pamoka. Iš išorės viskas tobula, o kas vyksta viduje, išsiaiškinsiu vėliau. Prisiminkim jo žodžius. Aš tikiu, kad galima sutikti vyrą, kuris vilkės pagal užsakymą siūtą kostiumą, laiku mokės mokesčius ir niekada nepriaugs svorio po 40. O dabar aš noriu išgirsti jūsų nuomonę. Ar sutinkat, kad Šarlotė klasikinės svarstyklės? O gal jūs jau matote visai kitame zodiako ženkle jos charakterį? Parašykit komentarus, man su paskaityti jūsų argumentus. Taip pat parašykite, kuri Sekso ir miesto herojė jums artimiausia ir kurios analizės laukiat labiausiai. Pas mus liko Kerry ir Miranda. Jeigu patinka tokio formato analizės, nepamirškit prenumeruoti mano kanalą, paspausti patinka ir pasidalinti šio vaizdo įrašu su draugėmis. Tai iki kito karto.